Gerą dieną. Tęsime apžvalgą, kas čia pas mus Šiauliuose dedas. Tegu laimi visa Lietuva. Nemuno aušra. Čia vos nenukopijuota nuo Teisingumo aušros. Gerą dieną. Labą dieną. O negalėtumėm su Remigijus pašnekėti, nebus čia Remigijus? Neturi Žemyna dabar su savo eilė. Ateik čia truputėlį. Ateik, kad matytume. Gerą dieną. A ką žinai, Remigijus nebus čia, netvažiuos Remigijus pas? Žuvienės čempionatė yra. O ką jūs galėtumėt pasakyti apie partiją Tvarka ir Teisingumas? O kodėl jūs filmuojate ir ką jūs norit? Nu tai filmuojam, kad parodyt žmonėm, kaip jūs atsakote klausimus. Kad partija, ką atstovauja? Nu kiek aš atsimenu, kad Tvarka ir Teisingumas buvo prezidentą Rolandą Paksą partija, kurios vairą perėmė Remigijus Žemaitaitis. Kur Tvarka ir Teisingumas partija dabar yra? Tvarka Teisingumas yra likviduota, taip suprantu. Aš nebuvau Tvarkos Teisingumo partijos narys ir jums Teisingumo ministerija gali atsakyti, ar jau jinai galutinai likviduota, ar procesas dar tebevyksta. O tai vienas likviduojam, kitas kūriam, kaip čia suprasti tą visą reikalą? Tai demokratija yra. Tai reikia kažkaip naikinti vienas, kitas kurt partiją. Ko čia naikinti? Aš tai nežinau, nesidomėjau situacijos Tvarkos Teisingumo, bet... O ką jūs tada manot apie prezidentą Rolandą Paksą nušalinimą? Aš negaliu komentuoti, nedalyvau tam procese. Nu, vat kaip žmogui, kaip jums atrodo, teisingas buvo tas visas reikalas ar nelabai? Jeigu procesas yra įvykęs ir ten procedūros nepažeistos, tai, reiškia, įvyko procesas, priežastis... Jūs žinot, kad Rolandas Paksas, prezidentas Rolandas Paksas laimėjo tiek Europos žmogaus teisių teisme, tiek jungtinėse tautose? Aš nesuprantu sąsajų su Nemuno aušra ir jūsų klausimus, tai ačiū daugiau. Tiesiogiai susiję yra su Remigijus Žemaitaičiu. Aš ne tai jūs Remigijus Žemaitaitį, kai norėsite, reiškia, paklausyti tiesiai, tada jau galėsit paklausyti. Jis tose procesuose, ne Kęstutis Bilius, dalyvavo Tvarkos Teisingumo partijos veikloje. Ačiū. O ką jūs manot apie žmonių privertinį skiepijimą su eksperimentiniu medicininiu skysčiu? Jo, tai jūs kaip prisistatysit, kas toks esat, reiškia, ir tada aš galbūt ir atsakysiu. Esu visuomenininkas Vilmantas Povilaitis. O tai tvarkoju, jūs visuomenininkas, daugiau aš tikrai jums nesakinėsiu į klausimus. Tai taip jūs bendraujat su Lietuvos rinkėjais, su Lietuvos žmonėms? Tai jūs provokuojat su savo klausimais ten, kur... Aš neprovokuoju, aš noriu gauti atsakymus. Paprastus atsakymus ir labai svarbius Lietuvai ir Lietuvos žmonėms klausimus. Procesus jūs dar kartą tada paklauskit, ką jūs manote apie priverstinį žmonių skiepijimą medicininių eksperimentinių skysčių? Kodėl priverstinis? Jis nebuvo priverstinis. Nu, kiek atsimenu, Remigijus Žemaitaitis žadėjo net baudžiamąjį teiseną žmonėm, kurie nesutiktų skiepytis. Jo, tikrai taip nebuvo, jis iš konteksto netraukite. Aš galiu įdėti netgi video medžiagą jums, kur Remigijus Žemaitaitis apie tai kalba. Tai jūs viešai meluojat, reiškia? Tai
Ačiū už tai, kad paklausėte ir ačiū už tai, kad jūs pats žinote atsakymus. Tai jūs ir neklauskite atsakymų, jeigu jau žinot atsakymą, kokį norit pasakyti. Jo, Tai aš noriu iš jūsų atsakymus gauti. Dar kas sakau, ačiū visą gerą. Va taip bendraujama su rinkėjais šitą komandą. Šiuo metu Remigijus Žemaitaitis kalba labai teisingai, labai rodo teisingą požiūrį į daugą, bet nereikėtų pamiršti Remigijaus Žemaitaičio praeities ir jo praeities žygdarbių, ypatingai dėl žmonių vakcinavimo eksperimentinių medicininių skysčių. Tai tiek žinių ir tegul laimi visa Lietuva. Tik tai žinoma, ne su Remigijus Žemaitaičiu jinai laimės.